Sveiki, su jumis itžinios.lt ir aš Svajūnė Jackūnaitė. Kinijos gynybos ministerijos svetainė per pirmąjį mėnesį internete buvo atakuojama daugiau nei 3 milijonus kartų. Kinijos valstybės žiniasklaidos ataskaita primena, kad Kinijos vyriausybė ir kariniai organai dažnai kaltinami kibernetinėmis atakomis prieš JAV ir kitas valstybės, taip pat dažnai atakuojami. Nuo rugpjūčio mėnesio, kai Kinijos gynybos ministerijos interneto svetainė buvo pristatyta, ji buvo nuolat atakuojama. Tiek invazinės, tiek ir trikdančios atakos buvo skirtos šiai svetainiai. Jų apimtis ypač išaugo pagrindinių karinių įvykių metu. Nei viena ataka nukreipta prieš šią svetainę nepavyko. Svetainiai apsaugoti naudojamos apsaugos priemonės, apimančios įsiskverbimo stebėseną ir duomenų atsarginių kopijų sukūrimą. Pareigūnai iš JAV ir kitų valstybių ilgą laiką spaudė Kiniją padidinti jos karinį skaidrumą. Gynybos ministerijos svetainė, kuri pateikė naujienų pranešimus ir informaciją susijusią su Kinijos kariuomenė, tik iš dalies reagavo į šios raginimus. JAV kongreso patarėjų grupė praėjusį mėnesį pateikė ataskaitą, kurioje nurodė, kad Kinija greičiausiai išnipinėja JAV vyriausybę ir karinius rangovus, siekdama pasiruošti kibernetiniams konfliktams. Anksčiau šiais metais Kinija paneigė kaltinimus, kad ji dalyvavo atakose nukreiptose prieš JAV elektros tinklą. Su jumis buvo itžinios.lt. Iki.